Perspėjimas visiems žiūrovams sama. Šio anime personažai tvarkos pažeidėjai, tad nemėgdžiokite šiuo anime šnipų, prašau. Asmenims jaunesniems nei 16 metų ši peržiūra nerekomenduojama. Pirmūnas – Kromniko Profkė. Aš Takenotis Jutaka, man 16 metų. Esu Kromniko šulės, Fuksų verchas. Aš Takenotis Jutaka. Argi dabar ne mano eilė? Kas mėnesinis Destrato Profkės Fukso susitikimas. Šios dienos tema – kaip mums sutriuškinti Kromniką. Jamagučis Noburu, būdamas stipriausias, gavo Tylėjo Kapieco pravardę, bei Destrato Fuksų lyderio statusą. O taip pat laisvu laiku jis vadovauja motociklistų gaujai – žemė, vėjas, ugnis ir vanduo. Tačiau jis gabus ne tik muštynėse. Jis taip pat turi gerą humoro jausmą. Bet tai yra jo mažytė paslaptis. Kitaip tariant, įgausi pranašumą, tik sutramdęs lyderį. Reiškia, turime prispausti Takenotį iš Kromarčio. Teisingai mastai, tą ir turėjau omeny. Beje, o tas Takenotis, kas toks? Debilė, Takenotis Kromarčio verchas. Tu, ble, jau vardą bent atsimink. Beje, o tas Takenotis, kas toks? Sakamotai. Tu ką tik kietai pajokavai. Gaila tik, kad tu pats to nepastebėjai. Jo, kaip sakoma, nenusisekė. Bet jei tu dar tik mokaisi jokauti, vadinasi tai progresas. Klausykit, esmė tame, kad jie išsipisinės tol, kol mes jų gerokai neprispausim. Tikėkit manim, prispaudimas pasiteisina ir muštynėse, ir mergytės putytėje. Ei, Isikava, neversk mūsų taip dažnai juoktis. Isikava, ką? Ko? Isikava, ei, Isikava, kaip tu? Čia tau, už neskoningą juokelį. Tu to nusipelnei. Jamagučis nekenčia visokių prikolų ir juokelių. Ne, niekas nemėgsta juokų labiau nei aš. Kodėl aš trenkiau Isikavai? Todėl, kad jis nepagalvojęs pošlai pajokavo. Tai prasti, buki, vulgarūs juokeliai. Ir tie, kas juokiasi, taip pat kalti. Pavojinga, kai machūrai neišmokė gerai juokauti, šitai pavaro. Dėl tokių pavyzdžių krenta geros komedijos standartai. Ir jei per klaidą jis patektų į TV šou, nebejodamas perjungsiu kanalą. Nagi, rimtai tai apsvarstykim. Jo, pirmas klausimas, kaip lengvai įsėlinti į Kromniką. Klausi, kaip lengvai? Bet tai netaip jau ir paprasta. Kromarčio hebra tikri psichai. Tik prispausk juos ir iškart elgsis neapgalvotai. Tas Takenotis dažniausiai pradėjęs muštis nebegali sustoti. Kaip mes paprastai galime įsėlinti į Kro? Čia tai klausimas. Ble, debilai, nejaugi nėra ne vieno, kuris pamėgintų mus prajuokinti. Pajauskite nuotaiką šiame kambaryje. Vis kvailai kartoja, Kromnikas ta, Kromnikas ana. Jūs ką? Kaimiečiai iš Kromniko kaimo?
Pala. O visai nieko juokelis. Jame gučius apie kažką labai susimastė. Įdomu, ar tikrai kromarčiai tokie kieti. Aš degu noru pasakyti savo bajerį. Bet tai padaręs, prarasiu savo statusą. Be to, aš turiu didelį autoritetą. Po velnių šis bajeris aktualus tik dabar. Po mūsų kromartė atakos bus jau per vėlų. Gerai, aš nusprendžiau. Nuo šiandien aš nebe verchas. Vienintelė priežastis, kodėl aš verchas, ta, kad aš kietas muštynėse. Bet tai didelė klaida. Kiek jūs dar čia ruošitės malti liežuviais? Vienintelis dalykas, ko aš iš tikro noriu, tai labai daug juokauti. Na, kad visiems būtų linksma. Gerai, tuo jau aš jį pasakysiu. Man tik belieka pasimelsti, kad bajerių dievas palaimintų mane. Dabar manęs paklausykit. Kiek dar čia ruošitės malti savo liežuvėliais? Klausiau jūsų ir supratau, kad taip mes nieko nepasieksime. Kvailai kartojat, Kromnikas ta, Kromnikas ana. Jūs ką, kaimiečiai iš Kromniko kaimo? Bajeris, aišku. Matai, sakiau, kad jie magučiais nekenčia juokelių. Girdėjau, kad bičiai iš Kromarčio čia dažnai užeina. Davai pagaunam juos ir greit supizdinam. Palauk. Bus pavojinga. Destrato bachūrai jau tiesiog verda noru nuversti Kromniko vyrukus. O tuo metu Destrato verchas Jamagučis Noboro galvojo apie tai, kaip jam sugalvoti naują bajerį savam šou. Neturiu tam laiko. Reikia greičiau eiti namo ir rašyti atvirukus. Jos slaptas hobis – rašyti juokus radio laidai. Bet kuriuo atveju esu atvirukų meistras. Savo bajerius siunčiu į 7 naktinės radio laidas. Daugelis klausytojų nekantriai laukia mano naujų juokelių. Neperdedu sakydamas, kad be mano pastangų visos radio gagos žlugtų. Vakar jie perskaitė 5 mano atvirukus. 5 iš 7 visai neblogai. Mano slapyvardis Adžišio Taro, tarytum imtynininko. Visgi Adžišio Taro nervina tik vienas dalykas. Mane tai varo iš proto. Šiknon tą kromartį. Mes ruošiame sumalti tą kenutę ar ne? Ir aš nekantrauju kažką sudaužyti. O varge, Jamagučis koks įsiutęs. O ką, mane irgi tai bėsina. Negaliu pakęsti kietesnio atvirukų meistro už mane. Jo vardas Saldus Kiškius. Sekantis autorius – Saldus Kiškius. Jo juokus skaito pačiu geriausiu laiku. Saldus Kiškius – vienintelis, kurį aš pripažįstu. Aš negalėsiu ramiai miegoti, kol nepranoksiu jo. Atrodo, Jamagučį kažkas labai stipriai jaudina. O jis jau toks nuo to momento, kai nusprendėme eiti prieš Kromartį. Kol aš čia sėdžiu nieko neveikdamas, Saldus Kiškius darbuojasi. Mano hobis – rašyti juokus radio laidai. O, tai taip primityvu. Tu taip manai? Na tai pasakyk, koks tavo slapyvardis? Nejaugi. Aš jį atsitiktinai sugalvojau, bevalgydamas. Saldus Kiškius. Ir kokius juokelius tu rašai? Na, turiu kol kas tik vieną, neseniai sugalvotą. Jis Saldus Kiškius. Ir dar nori pasakyti savo juokelį? Kas tau, Jamaguči? Jį matomai erzina tie bičiai už juokų pros. Tiedu, su Kromarčio uniforma. Ką? Nesikarščiuokite. Sėskitės. Ei, duok pažiūrėti. Ne už ką, aš gėdijos. Negali būti. Nejau Jamagučis jų bijo. O kas tie du peniukšliai yra? Nagi, Saldus Kiškiau, nespausk. Žinoma, tu net negalvoji, kad Adžišio Taro gali būti šalia. Ko taip laužys, kaip nekalta? Tai mano Man šansas. bus gėda, jei kas nors išgirs. Davai aš jį tau pasakysiu į ausį. Atrodo, Jamagučis slepiasi. Nesuprantu, kas Jamagučiui darosi. Kai sužinosit ir man pasakykit. Štai toks bajeris. Aišku, tai štai koks jis. Gerai, išeinam. Jau? Mes juk dar nieko nesumušėm. Ir iš vis po velniuko mes čia ėjom.
Saldus kiškiau. Šiandien tau galas. Aš išsiunčiau tavo bajerį greituoju paštu. Klausyk ir leisk ašarėlės. Toliau mūsų populiarusis šou Juokeliai atviruku. Šiandienos tema įvykiai mokykloje. Pradėsime nuo Ačišijo Taro. Jis kaip įprasta atsiuntė mums juoką. Prajuokink mus šiandien. Tik vienas momentas mane neramina. Gerai, pradėsiu. Už atimtus pinigus aš vakar gerai pavalgiau. Šlamštas kažkoks. Taip ir žinojau. Ir tai dar siuntė greituoju paštu. Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais ir skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstai lietuvių kalba išvertė Liežuvėlis, įgarsino Maspo kartu su Liežuvėliu. Miela motulė, norėjau paklausti Maedos dėl kitos Pirmūnas Kromninko profkė serijos, bet atrodo, kad jo šiandien nėra. Dabar mano eilė. Prašau, nusiramink tokią notį.